Labas vakaras, mano vardas Vilmantas ir sveiki atvykę į antrąją Bolt kurjerio dalį. Pirmą norėčiau jums visiems labai padėkoti už tai, kad žiūrėjote pirmąją dalį. Dabar yra praėję 18 valandų nuo įkėlimo ir jau yra 400 peržiūrų, kas man yra labai daug. Labai ačiū jums. Dėl net parai nepraėjus nusprendžiau nufilmuoti antrąją dalį. Ir važiuojam. Bolt kurjeris. Šiandien esu pasipuošęs, mama man nupirko tokią vaikutę, dirbsiu su ją. Kad jūs tik įsivaizduotumėt, kaip man sunku filmuodavau šitą video. Aš jau antrą kartą keičiu lokaciją, nes taip praeina vaikai, baksnoja, pirštais rodo, rėkuoja. Taip pravažiuoja mašina ir man nėra jauku. Aš nepratęs prie tokio dalyko, dėl to aš turiu važiuoti kažkur toli ir filmuoti miškuose, kur niekas manęs netrigerina. Aš labai stengiuosi dėl jūsų. Ne, nu gerai, šitą paskutinį, tai kaip gėjus visiškas pasakiau. Ir šiandieną gan vėlai aš pradedu, dabar yra 6:30 ir noriu išsikelti savo tokį tikslą, kad iki 10 vakaro pamėginti užsidirbti 20 eurų. Mačiau, kad vėl dideli įkainiai centre mieste, tai važiuojam tiesiai ten. Nespėjau pajudėti iš vietos ir jau gavau užsakymą, net nespėjau iki centrų nuvažiuoti. Pirmas užsakymas – bum kebabai, tai laukiam, kol duos bombinį kebabą. Mašina labai karšta, tai palauksiu gal laukia, nes aš užgesinau mašiną, kad taupyti kūro ir negaliu jungti vėjelio. Tai gal čia ilgai neužtruks, kaip su tais turkais. Labą dieną. Ade. Ačiū. Pasiėmiau užsakymą. Labai netoli veš, čia praktiškai tam pačiam mikrorajone. Ir svečias nori, klientas, atsiprašau, nori susimokėti grinais. Bus 10,58 €. Ir kas yra negerai, kad jeigu moka grinais, aš galiu tos grinus pasirinkti, bet man nuo balanso nuėma 10,58 €. Ir būna minus 10,58 €. Vėliau gal išaiškinsiu, kaip čia veikia. Va, tai dabar trumpai pamėginsiu paaiškinti, kaip vyksta su tais grynaisiais pinigais. Tarkim, pas mane balansė yra visiškas nulis ir klientas užsisako maistą, bet nori mokėti grynais. Jūs priėmat tą užsakymą ir parašyta, tarkim, kaip dabar man buvo 10,50 € suma, ar ne? Mes nuvežam ją maistą, jisai susimoka 10,50 €, mes pasiėmam tos grinus savo, bet tada balansė Bolto būna minus 10,50 €. Ir arba jūs galite nustatyti, kad jūs jau tų pinigų neturite, kad jūs pasiėmėt savo kišenę ir jie lieka pas jūs, arba jūs paliekat, kad turite grinų 10,50 €, bet bus kai kurių vietų, kur nuvažiuosite į restoraną ir ten reikės grinais sumokėti, kad paimtų užsakymą, atvežat ir tada tas suma jums išsilygina. Tai šios atveju, aš pasiėmiau pinigus, bet aš turėsiu atidirbti 10,50 € plus užsakymą. Paaiškinau irgi taip, kad niekas nesuprato, netgi aš pats. Kaip tos matkės mokytojas dirba su mumis, va, tokiem dalbojobam, kaip aš išaiškinti tokius dalykus. Kosmosus. Žodžiu, po tokio paaiškinimo, tai pietų pertrauką reikia pasidaryti. Užkaskit jūs kažkas, kas žiūrit šitą video dabar. Nu ir klausyk, kažkaip aprimote užsakymai. Kokias geras 15 minučių nieko negaunu. Kaip čia taip? Važiuoju į centrą. Na va, ką tik gavau užsakymą į Hesburgerį. Tai va, važiuosiu pasiimti užsakymo. Ir aš dabar atsiminiau tokį dalyką, kad kažkaip Hesburgerį visą laik būdavo gaidiški žaisliukai. McDonald'e tai atsimenu, kai aš buvau mažas, tai būdavo geri labai žaisliukai. O aš nepasakiau ofigienį tik su keiksmažodžiu. Tai ten būdavo rimti žaislai, o Hesburgeriai knygutės spalvinimo, kreidelės, nors ir maketas pats dabar spalvinimo, knygutės visokios. Šiais laikais vaikai nemėgsta spalvinti, šiais laikais vaikam reiktų veipus dėti į Happy Mealą. Hesburger.
Labą dieną. Povilas. Tai va, už šitą Hesburgerio užsakymą gavau 2 eurus 50 kažkiek centukų. Bendroje sumoje mes turim virš 5 eurų dabar. Ir gavom ką tik užsakymą iš Klinkan Pizzos, važiuojam link tenai. O jūs ar klausėte to naujo gabalo Remė Retro, kur jisai filmavosi su Giovaniu, su Benu Lastausku, su Marku Žukausku, kurie tipo ateina pas Giovanį į studiją ir sako, ei, Jonai, o gal žinai, kas čia tokio? Ir duoda paprastą magelį. O jisai sako, jo, žinau. Ir jie tada tampa vaikais ir jie eina ir tūsina ir ten daina tokia faina. Ar matėt tą video? Nu, ir kur jūsų ta nesąmonė? Ai, Chef Pizza. Oi, sorry. Sorry, Chef Pizza, kad su Kankanu sumaišiau. Tuoj ateinu. Labą dieną. Kotryna. Kotryna. Manau, ką tik užsakymą. Ir Chef Pizza davė jai 4 padažus ir ne vieną maišelę. Ir dabar labai reikės atsargiai vežti, kad neištaškytų padažų visur. Kotryna, aš dėl tavęs pasistengsiu taip, kaip stengiausi praeitoj serijai dėl ponios Dovilės. Šitas kiemas, tai aš atsiprašau. Pasistačiau taip, kad greit nubėgtų, nešti ir grįžti. Vėliau mane Dalbajovą vadins. Elė Kotryna, padažai neištaškyti. Čia mano draugas Jožis gyvena. Linkėjimai Jožiui. Joži! Varom pavežioti Bolto! Atvažiavom sušim. Ir jeigu jūs paklaustumėt manęs, kaip galit mane apibūdinti vienu žodžiu, aš jums sakyčiau. Jėgalavičiūtė susisieks su manim. Šiaip pirmam aukšte. O, čia tai aparatas. Kiek ant spydiko. Nu, Paribio 14, nu. O tai 16 kur? Blet, tai kitoj pusėj, nu. Blet, mane tai per pys čia nahui visiškai. O dieve, I can buy myself flowers. Write my name on the ground. Talk with hours. Ką čia rodo tas veizas? 12, taip? 14, taip? Nu, o 6, prašau, pasikarščiau truputėlį. Mačiau viskas parašyta, kur praeiti ir kaip praeiti. Mano kaltė. Atsiprašau, tik užsakymą. Ir mes žvėrynę. Jau iškart 2 iš Mythbusters. Tai varau į Panoramą pasiimti. Dabar jūs matot? Taip norėčiau į centrą dabar važiuoti užsakymų, pavažiuoti. Bet važiuojam į Šeškinę. Nu, ką jūs? Žodžiu, dabar nefilmavau, nes pas mane telefone buvo likę 5%, o reikėjo tiek kamerai telefono, tiek užsakymam. Tai truputį taupiau. Nuvariau į Panoramą, pasiėmiau 2 užsakymus. Į vieną iš jų, galvojau, į centrą važiuosiu, nes Panoramai pasiėmiau, vieną iš jų vežiau į Šeškinę. Čiuvas gyvena 15 aukšte. Ir aš važiavau su jo kaimynė iš 13 aukšto ir buvo ilgiausia nejaukiai tyla jaučiu, bet jinai palinkėjo gerą vakarą. Tada atgal aš leisdamasis liftu, pradėjau ten į veidrodį žiūrėti, stiričiotis, šokti kaip ponas Bynas, o pasirodo ten buvo kamera. Tai jau. Ir aš tikslo nepasiekiau, 20 eurų nepasiekiau, bet dar ir 10 valandų nėra. Surinkau 18 kažkiek, numesiu skrinšotą
Ir sugalvojau važiuoti žaisti kompiuteriu, nes paskutinis užsakymas buvo prie pat mano namų, praktiškai mano kaimynui. Tai visai nebloga dienelė buvo. Ir man tikrai reikėjo jau pabaigti važinėti, nes jau net keiktis pradėjau. Nu ir tu čia, blėt, taip pasistatysi varną į baną, blėt. Oi, blėt, veikt. Kas toliau, blėt? Galvosūkis, ne? Nežinau. Nu taip, blėt, užgesink mašiną ir išlipk, nahui iš jos. Palauk, kol kaimynas, blėt, išvažiuos to. Va dabar, blėt, su tais kelio darbais. Nahui. Buvo šoninė juosta, per daug iš šono nuvažiavau, pravažiavo mašiną, vos manęs nenukošė. Ir, blėt, bobos nepraleidau per perėją. Benskunskai, blėt, reik tvarką, ką žinau kur. Dėl kelių dalykų ten tie turčiai, jie gyvena labai sudėtinguose kiemuose ir sunku buvo rasti juos. Bet dabar jau viskas gerai. Paminėsiu dar keletą pliusų, dėl ko šitas darbas yra smagus. Tai visų pirma, šiame darbe jūs galite dainuoti ir nebus taip keista, jeigu ofise taip garsiai dainuosit kaip aš. Autostrada per veidrodį į galą, niekada nestoju, jei mentai jungiam ir galą. Panorama. Antras dalykas, man labai patinka dainuoti dainas su keiksmažodžiais. Da pašla, tai na, jau ant Paulausko, ant Brazausko, ant Šustausko, tarūrai, paparūrai. Trečias dalykas, aš labai mėgstu kartais padaryti dainų remiksus. Mojitos su kažkokiais lapais tirpsta tavo burnoje. Na-na-na, 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 blogiau ir nebūna. Sveiki atvykę į šūdų krūvą. Na-na-na, na-na-na, blogiau ir nebūna. Sveiki atvykę į šūdų krūvą. Ir dirbdamas su Boltu, tu gali pasiimti pertraukėlę, kad pašokti saulėlydį su savo kokiu nors draugeliu. Taigi, šiandieną tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.